Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 17-2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. ES ir JAV paskelbė ambicingesnius kovos su klimato kaita tikslus, dujotiekio su Lenkija statytojai praėjo paskutinį sudėtingą etapą ir į čekų atsaką Rusijai pateko į Rosatom. Iš tokių vidutinių naujienų, vieno iš Ignalinos atominės elektrinės atliekynų projektuotojai paskelbtas bankrotas, o Achemos darbuotojai piktinasi nekeliamomis algomis. Be visų šių dalykų, Astravo atominės elektrinės puslapyje paskelbtas raginimas stabdyti jėgainės statybą, o Independence veikla stabdoma planiniam remontui. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. ES šalių vadovai ir Europos parlamentas pasiekė politinį susitarimą dėl Europos klimato įstatymo. Kai jį oficialiai priims Europos parlamentas, patvirtins Europos taryba ir ratifikuos šalių parlamentai, įstatymų bus įtvirtinti ES poveikio klimatui mažinimo tikslai. Tai yra iki 2030-ųjų CO2 išmetimus mažinti 55% palyginti su 1990-aisiais ir nebedaryti įtakos klimatui amžiaus viduryje. Be to, bus pradėtas rengti klimato kaitos mažinimo planas 2040-iesiems, įsteigta patariamoji mokslo taryba klimato kaitos klausimais ir kita. Apie susitarimą Europos komisija paskelbė likus dieną iki balandžio 22-23 dienomis vykusio pasaulio viršūnių susitikimo klimato klausimais. 40 šalių vadovus į jį pakvietė JAV prezidentas Joe Bidenas. Prieš susitikimą jis pats paskelbė padvigubinę savo šalies ambicijas mažinant taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis ir pažadėjo, kad didžiausia pasaulio ekonomika iki 2030-ųjų šią taršą sumažins daugiau nei 50% palyginti su 2005 metais. Tokiu pavyzdžiu pasiekė ir kai kurios kitos šalys. Japonija ketvirtadienį paskelbė sieksianti iki 2030-ųjų taršą mažinti 46%. Anksčiau šalis planavo tai daryti 26%. Japonija lyginasi su 2013 metų taršos lygiu. Kanada savo planą padidino iki 45 arba 50% iki 2030-ųjų palyginti su 2005-aisiais. Visgi, Tarptautinė energetikos agentūra susitikimo metu priminė, kad nepaisant pareiškimų 2021-aisiais CO2 emisijos augs palyginti su ikipandeminiais 2019-aisiais. Amber Grid pranešė pradedantis paskutinį sudėtingą dujų jungties su Lenkija GIPL statybų etapą. Pradedama dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stoties prie Lenkijos sienos statyba. Dujotiekis anot bendrovės yra iš esmės jau nutiestas per Lietuvą iki sienos su Lenkija. Informacija rinkai apie pirmųjų dujotiekio pajėgumų užsakymą tikimasi bus pateikta jau šių metų viduryje. Nauja dujų jungtis, manoma, turės įtakos ir Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veiklai. Energetikos ministras Dainius Kreivys tikisi, kad Lietuvos dujų infrastruktūra importui naudosis ir Lenkijos rinkos dalyviai. Šiemet terminalu naudojasi 6 bendrovės iš Lietuvos ir Estijos. Nors konkrečių susitarimų tarp bendrovių nėra, ministras potencialių dujotiekio klientų įvardija PKN Orlen statomą Ostrolenkos C jėgainę Lenkijoje, kuriai dujas tieks Lenkų PGNIG. Anksčiau planuotas anglinės 1 gigavato galios elektrinės statybos buvo sustabdytos nepabaigtos ir tai, kas pastatyta, demontuojama. Tai Lenkams atsieis 283 milijonus eurų. Nauja 750 megavatų jėgainė, kurui naudos gamtinės dujas. Čekijos vyriausybė nekvies Rosatom dalyvauti bent 6 milijardų eurų vertės Dukovanų branduolinės jėgainės plėtros projekte. Tiesa, ekspertai neatmeta, kad pozicija gali pasikeisti po rinkimų spalį. Bet tai yra 4 reaktorių jėgainė. Čekijos vyriausybė yra suplanavusi išplėsti ją iki 6. Dėl reaktoriaus technologijos tiekimo galėtų varžytis bendrovės iš Prancūzijos, Pietų Korėjos ir JAV. Čekija kovo pabaigoje paskelbė, kad dalyvauti konkurse nekvies ir Kinijos energetikos bendrovių. Tuometinis sprendimas Rosatom nepalietė. Nepageidaujama Rusijos bendrovė tapo po to, kai Rusijos specialiosios tarnybos buvo susietos su 2 čekų gyvybės nusinešusiais sprogimais 2014-aisiais Vrbeticėje. Reaguodami į tai, čekai iš šalies išsiuntė 18 rusų diplomatų.
Šalies teisėsauga taip pat ieško 2 rusų su pasais, kuriuos naudojo Sergejaus Skripalio ir jo dukters nunuodijimų Jungtinėje karalystėje 2018-aisiais įtariami asmenys. Sandėlis, kurį vyko sprogimas, priklausė verslininkui Emilijanui Gebrevui, kuris esą parduodavo amunicijos Ukrainai. Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų paviršinė atliekyna, projektą B25, suprojektavusiai ir jos statybas turėjusiai prižiūrėti bendrovei Specialus montažas NTP, iškelta bankroto byla. Tokį sprendimą balandžio 13 dieną priėmė Panevėžio apygardos teismas, patenkinęs mokesčių inspekcijos ieškinį. Šiuo metu atrenkami atliekyno statytojai, o jo priežiūros paslaugų reikės nuo 2022 metų pirmojo ketvirčio. Ignalinos atominė elektrinė iki tol ketina surasti bendrovę, kuri galės tai atlikti vietoje specialaus montažo. Grupė Achemos gamyklos darbuotojų surengė protestą dėl nedidinamų atlyginimų. Nors prie organizavimo neprisidėjo, iniciatyvai paramą išreiškė darbuotojų profesinė sąjunga. Skundžiamasi, kad bendrovė nesilaiko pažadų kelti atlyginimus sumažėjus terminalo mokesčiui. Achemos generalinis direktorius protestus pavadino pavienių asmenų chuliganiškų elgesių. Esą taip yra daromas spaudimas derybose dėl kolektyvinės sutarties. Techniniai priežiūrai balandžio 23-ąją sustabdyta dujų importo terminalo Independence veikla. Iki gegužės 1 dienos bus atlikti suplanuoti techninės priežiūros ir remonto darbai terminalo krantinėje ir dujų apskaitos stotyje. Vienai dienai iš savo įprastos vietos bus patrauktas ir laivas saugykla. Tuo metu bus atliekamas aukšto slėgio dujų perdavimo rankovių patikrinimas, o laivas į savo vietą bus grąžintas balandžio 30-ąją. Ir galiausiai. Astravo atominės elektrinės oficialiame interneto puslapyje sekmadienio rytą buvo išplatintas neva jėgainės darbuotojų vardu parašytas pranešimas. Jame teigiama, jog elektrinė yra nesaugi ir kelia didžiulę grėsmę Baltarusijos gyventojams ir aplinkinėms šalims. Černobylio avarijos 35-ųjų metinių proga išplatintos žinutės autoriai ragino pasaulinę bendruomenę reikalauti jėgainę uždaryti. Pranešimas buvo pašalintas per pusdienį, Baltarusija teigia, kad tai buvo įsilaužimas į tinklapį. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.